Pabandysim šiandien tokią mažą ekspediciją padaryti. Mažą kasimą. Čia net sunku prognozuoti, ko mes čia galim rasti. Ar pradžios karo lengvųjų tankų ir šarvuočių, ar 44 metų mūšio vokiečių štugų ir panterų. Tai jeigu bus sėkminga, tada bus aišku tikrai. Misija tankai. Pabandysim išgyventi šiandien čia tuose džiunglėse, kaip visada. Bet jeigu geras gabaliukas išlįst tanko, tokio įdomesnio, populiaresnio, tai atpirks viską. Nėra signaliuko, ne? Nei vieną. Bet sako, turi būti kažkur. Savotiškai taip pasivaikščiojimas. Ištvermiai. Kasimas šaknyse. Ai, va, gėris. Tai nuo vežimo rato. Tai čia keliukstas senovinis buvo. Biškai tiesiau, o. Tai čia keliukstas senovinis, kurio mes ieškom, ne? Ir gal kažką duosis mums daugiau negu arklieną. Čia jau viskas. Ta troba, prie kurios turėjom ateiti. Nu jo, kažkas da yra. Variantų buvo visokių. Ant takelio, link svarto, sukloti liukai, šarvai. Vikšrai subetonuoti keliuką. Sumesti su akmenim. Prie slenkščio padėti. Šarvai. O ratai, kur buvo ratai. Kažkur ratai irgi buvo panaudoti. Ant tiek nėra šiandien nieko. Bakelis kažkoks. Žibalinė lempa bus kažkaip. Likti fronto linijai. Ant tiek nėra, tik tai uodų yra. Tęsiam vakarykščią ekspediciją. Jokio rezultato nedavė, o šiandien paklaidžiosim dar toj vietoje, kur buvo 26 bokštelis, 40 metų laidos, ir surinksim visas smulkmenas, kiek įmanoma tokioj dideliai žoliai. Nu, vasarą ta problema yra su žolė. Bet vis tiek kasti įdomu, ieškot, smalsumas veda pirmin. Neliktos šaknėlė. Na. Arklienas biškai. Nebėra mūsų.
Čia ta lemtinga vieta, lemtinga sodyba. 26 bokštelis. Čia gyvena. Buvo panaudotas. Neaišku kam, ar aišku kam. Tipo, čia troboje jisai buvo, ar kaip? Nu, į troboje išklepo jisai, bet įsileidė. Ai, va, teisingai. Buvo rūsys padarytas daržovėm po grindim. O kur čia ta troba stovėjo? Ten va ta troba stovėjo. Ir ten grindyse buvo įkastas bokštelis. Laikė daržovės. Tas bokštelis, kur dabar ant tanko, jau jisai atrestauruotas. Iš šitos sodybos. Kiek čia kilometrų nuo Šiaulių gaunas maždaug? 70 kilometrų. Dabar jis nukeliavo. Visai įdomi istorija. Nieka baisaus, jau baigiu priprast aš prie to žolės. Pradžiai baisiai atrodė. Pradžiai baisiai labai atrodė. Čia reiks bristi ar kažką. Čia, žinai, čia tas aliuminis jau prikonstruotas, čia labai panašu. Bet gal ne, tik panašu. Į dėžutę vokiškai, tai vokiškam kabelių sujungimui. Labai panašu. Čia, aišku, jau paturbinta. Reik namo parvežti, palyginti. Yra kelias. Bet rimtai žalia spalva, o neturėtų būti. Dar vienas įrodymas, kad 26 tankas čia buvo 40 metų laidos. Koriai iš išmetimo sistemos, iš išmetimo bakelį. Žodžių glušas, kaip sako liaudyje. Tai va, o dabar einu pasižymėsiu koordinatę, kur buvo. Yra ten ta duobė likus, kur bokštelis buvo įkastas po grindim, troboj. Ta istorija daėjo iki manęs. Bokštelis irgi davažiavo iki... Ką? Nu, va, čia tokia įdaba, nelabai matas. Nu, bet kad buvo ūkis, tai va, dilgėlės rodo. Biškį tempia. Vakar dienos radiniai va tokie, 26, čia jau viskas buvo aptarta. Dėžutė panaši į vokišką. Čia neaišku. 26 ir taip toliau ir panašiai. Ir desertui nupirkau Brand Carrier tanketės vikšrelis, netoli Šiaulių rado. Geras, toks įdomus variantas. Ir BT fragmentą korpuso kėbul konstrukcijos nukentėjęs, bet dar kažkiek panaudot galim.